Kitas dar labai gražus statinys, projektas, vėlgi didelis, gigantiškas. Pastatytas buvo Šiaulių miesto 750 jubiliejui. Tai va tokia Beržų alėja nuo to laiko graži, labai daug giliukų faina. Yra vėl tie gražus tokie gėlynai, tikrai labai gražus, va iš viržių, žinai, pasodinti gražu. Ir ten toliau, vat priekį, einant vėl tokių ilgų, plačių takelių, tokia erdvė, pas jos žiūriu mieste, visur tokia erdvė išplanuota ir tas tikrai, sudaro tokį įspūdį, kad, taip ypatinga, kaip sakyti, tokia energija. Labai fainai, man labai patiko. Ir čia viduj bus vėlgi toks labirintas ir miesto saulės laikrodis. Viskas labai gražu, viskas labai naujai statyta, ilgaamžiškai, grynas akmuo. Ir va čia va jau kur žalia vėja, tai aplinkui tą saulės laikrodį toks kaip labirintas eis. O pats saulės laikrodis, tai jis va viršuj tas aukso spalvos. Va toksai kaip šaulys, kadangi miestas Šiauliai kaip šaulys. Ir toks labai gražus įdomus statinys bus pats. Va, kiek gilių. Ai, kokių